Tu stiprus. Tu gali. Tu žengi dar vieną žingsnį. Ir dar vieną. Ir staiga tu viršūnėje. Matai? Tu viršūnėje. Tu tai padarei, tu užlipai, tu atsisėdai ant didelio akmens ir giliai įkvepi. Viršuje viskas atrodo kitaip. Matosi visi miškai, visi upeliai, visas pasaulis. Saulė atšviečia švelniai, vėjas glosto tavo kailį, o priešais medaus avilys. Tu panardini savo didelę leteną į šiltą lipnų medų. Pajus, kaip jis glotniai dengia tavo pirštus. Tu paragauji, saldus kaip pergalė. Dabar atsisėsk. Užsimerk, pajusk, koks tu stiprus, koks tu didelis, koks tu drąsus. Ar jauti ramybę savo širdyje? Ar jauti jėgą savo letenose? Ar supranti, kad gali viską? Tu jauti pasididžiavimą, nes tu padarai tai, ko bijojai. Tu pajunti džiaugsmą ir ramybę. Aš esu meškiukas. Aš esu stiprus. Aš galiu viską. Kai kitą kartą jausiesi abejojantis ar pavargęs, prisimink. Tu jau tai padarei. Tu esi stiprus ir tu gali viską. Mieli vaikai, kadangi ši pasaka yra visai kitokia negu buvusios prieš tai, labai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ar patiko. Uždėkite širdelę, uždėkite like ženkliuką, parašykite komentarą, taip aš galėsiu žinoti, ar patiko ir ar norėtumėte daugiau tokių pasakų. Ir taip pat nepamirškite prenumeruoti mano kanalą Eglės pasakėlės. Ačiū ir susitiksime kitose pasakose.